Sveiki visi, čia Greičio linija. Šiandien laidoje 2 disciplinos, 2 skirtingi tempai, bet viena aiški kryptis – Lietuvos autosportas juda į priekį. Molėtuose startavo 2026 Lietuvos automobilių slalomo čempionatas ir jau pirmasis etapas parodė, tai nebėra tik savaitgalio pramoga. Augantis lygis, griežtėjantys reikalavimai ir vis rimtesnė konkurencija. Slalomas keičiasi. Tuo tarpu Rygoje, Bikernėkų trasoje startavo Baltijos ralio kroso sezonas. 87 dalyviai iš 7 šalių, sudėtingos oro sąlygos ir lietuvių dominavimas net keliose klasėse. Sveiki visi, esame Lietuvos automobilių slalomo čempionato etape Molėtuose. Taigi, tai yra pirmas 2026 metų etapas. Po žiemos pertraukos smagu, kad atsinaujinęs. Slalomas turi vieną naują partnerį, turi atsinaujinę savo vizualizaciją, logotipu ir dalyvių pagausėjimas. Daug jaunimo klasėje dalyvių, moterų įskaito dalyvių. Taigi, toks ir technikos atsinaujinimas, ir dalyvių atsinaujinimas. Sezonas startavo pažįstamoje vietoje – Molėtų daugiafunkcinėje aikštelėje, kuri jau tampa savotiška šio čempionato tradicinė pradžia. Ir reikia pripažinti, vieta tikrai veikia. Patogi tiek dalyviams, tiek žiūrovams, o svarbiausia leidžia sukurti techniškai įdomią trasą. Šiemet jį pareikalavo ne tik greičio, bet ir labai švaraus, tikslaus vairavimo. Klaidos kainavo brangiai. Kalbėdami su Dariumi Šileikiu bandėme išdidinti pagrindinį klausimą – kokius laikus išgyvena slalomas. Smagu, kad jau pirmajame šių metų etape turime netoli 100 dalyvių, kurie kažkada, kai kurie liks šiandien, kai kurie išeis į kitas čempionatus, į kitas automobilių sporto disciplinas, nes matome tendenciją, kad iš būtent šito čempionato dalyviai išeina į street race čempionatą dalyvauti, žiedinės lenktynės, į ralio varžybas. Tai natūralu, tai labai džiaugiamės, kad dėl to ta autosporto piramidė yra tokia struktūriškai išvystyta, kad dalyviai įgavę įgūdžius žemesnėse čempionatuose gali keltis aukščiau į aukštesnės lygas ar į kitas disciplinas. Šių metų čempionatas yra labai pasikeitęs nuo pernykščių, kadangi per išplėstinius posėdžius su bendruomenė, kurie vyksta metų gale, bendruomenė daug įsakė idėjų, pasiūlymų, pageidavimų. Tai jeigu, pavyzdžiui, seniau turėdavome 4 važiavimus įskaitinius 2 trasom, tai pirma trasa dalyviai iki 2 važiavimus su viena trasa, po to įvyksta pertrauka ir 2 važiavimus kita trasa. Tai šiais metais jau turim 1 trasą, 4 važiavimus, iš 4 važiavimų yra 3 įskaitiniai. Tai vienas važiavimas yra blogiausias nubraukiamas, todėl dalyviai gali rizikuoti, pasirinkti kitokias trajektorijas, kitose vietose galvoti, kur ar išvažiuoti plačiau iš posūkio, ar traukti rankinį. Tai čia yra vienas toks pasikeitimas. Dar yra pasikeitimas, kad geriausias klasės laikas kiekvienoje įskaitoje, kiekvienoje klasėje gauna po +1 tašką prie bendro čempionato taškų. Todėl dalyviai toks kaip yra kaip power stage'as ir gali rizikuoti vien dėl to papildomo 1 taško, kuris metinį čempionato lentelį gali daug nulemti, nes čempionatas sudaro 6 etapai, skaičiuojasi 5 geriausi. Tai dalyvis, jeigu pavyktų pakartoti, kad per visus čempionato etapus jis būtų pirmas klasėje, todėl jis turėtų 5 taškus. Tai čia toksai strategiškai labai geras žaidimas ir dalyviam toksai impulsas, kad užfiksuoti geriausius laikus ne tik vienam važiavime, bet ir visą dieną važiuoti stabiliai gerai. Tai čia labai stiprus pakeitimas. Taip pat yra daug tokių organizacinių atsinaujinimų, kaip pavyzdžiui, kaip ir sakiau, kad čempionatas turi partnerį, vizualizacija atsinaujinus, organizatoriai kartu pradėjo stipriai dirbti, kad iškelti renginio kokybę, todėl pradėjo dirbti su žiniasklaidos, socialiniais tinklais stipriai. Galbūt dėl to ir tas čempionato dalyvių skaičius puikiai auga. Techninės komisijos narys, su kuriuo kalbėjome prieš startus, užkabino labai svarbų klausimą – techninė patikra. Iš šono gali atrodyti, kad slalomas paprastas sportas, bet realybė tokia, kad techniniai reikalavimai griežtėja. Daug dėmesio skiriama ne tik automobilio būklei, bet ir saugumui. Ir čia pereinam prie kito svarbaus akcento saugos elementų. Šiandien slalome vis dažniau matome šalmus, diržus, tvarkingai paruoštus automobilius, net mėgėjų klasėse. Tai rodo brandą. Organizatoriai aiškiai juda link to, kad net ir prieinamas sportas būtų maksimaliai saugus. Ir tai yra labai geras
geras ženklas ilgalaikiai disciplinos ateičiai. Galbūt visos subtilybės yra pamatyti tai, ką bando kiti paslėpti kartais, pagudrauti. Pavyzdžiui, būna gal patingi diržus tinkamai prisirišti, prisitvirtinti. Galbūt nori su paprasta sėdynė turėti sportinius diržus. Tos subtilybės yra ganėtinai paprastos, bet vis tiek atsižvelgiam į bendrą saugumą. Pasižiūrim, kad viskas būtų palei reglamentą, niekas čia vis tiek nėra nusteikę bausti, kaip sakant, skalpuoti ar dar kažką, bet didžiausia siekiamybė šiais metais yra pakelti saugumo lygį autosporte ir pasistengti pripratinti vairuotojus, kad jie atidžiau galbūt paskaitytų reglamentą ir geriau visam tam pasiruoštų ir atvykus galėtų su šypsena mane pasitikti. Saugumo pagrindiniai elementai slalome, tai turbūt kaip ir bet kuriam kitam sportui yra jie taipogi aprašyti labai ryškiai reglamente ir vėlgi, jeigu tu važiuoji su paprastu stokiniu automobiliu, tai stengiasi jam nesukurti sportinio automobilio elementų, kurie nėra saugu. Tarkim, kaip žmonės ant paprastos sėdynės, kaip minėjau, deda sportinius diržus arba sportinė sėdynė diržai paprasti, tai kitaip tariant, viskas daroma grupėmis ir tam, kad būtų iš tiesų saugu ir netvirtinama visi saugos elementai belekaip. Kitaip tariant, saugos diržai, kada saktys yra užsegamos, uždedami kaiščiai, kad neturėtų progos atsisekti, vairai tvirti, ne kinietiški, kurie gali lengvai sulūžti ir sužaloti. Ir kaip sakant, visi tokie menkniekiai, kurie visumoje sudaro labai svarbu vaidmenį. Trasos pakraštyje pakalbinome dalyvius. Vieniems diena susiklostė idealiai, kitiems pritruko kelių sekundės dalių ar tiesiog švaraus važiavimo. Bet įdomiausia buvo ne rezultatai, o jų požiūris į patį slalomą. Daug kas akcentavo, kad lygis kyla, trasos darosi įdomesnės, o konkurencija rimtesnė. Kitaip tariant, lengvo pasivažinėjimo era pamažu traukėsi. Iš tikrųjų labai smagiai sekėsi, pakliuvo labai geras oras, bent jau važiavimui, ne taip kaip ankstesniais porą metų buvo, kad visi metų laikai vienoj dienoj tilpdavo. Trasa smagi, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Lasvas atėjo, kaip sakant, jau į tą išgirdo sportininkus, kad norim greitesnių truputėlį trasų. Tai va, tai viskas labai puikiai, smagus oras, kolegų pakankamai ir naujų atsirado ir tie patys dar nemetė to pomėgio, kaip sakant, tai viskas labai smagu. Manau, kad einam teisingą linkmę, vis tiek bus žiūrovams smagiau žiūrėti naujus automobilius, naujesnius automobilius visada. Gražu, smagu, įdomiau. Sudėtingai gan reikėjo įsivažiuoti, bet džiaugiuosi, kad gerėjo visą laiką laikas, bet yra dar kur labai mokytis. Kai žiūri į konkurentus, tai reikia dar spausti. Nes čia, man atrodo, labai gera pradžia autosporte pradėti dalyvauti ir nuo to atsispirti ir eiti į kažkokias kitas disciplinas. Bet jis man taip patiko, savo dviejų trasų specifiką anksčiau. Ir bendruomenė visa, pats geras labai startas. Nereikia daug investicijų galbūt daryti, automobilį, išlaidos mažesnės, o dabar jau galima galvoti apie kažką kitą, aukščiau šiek tiek. Gerai, po žiemos grįžau čempionatą, praėjusiais metais laimėjau taip netikėtai ten paskutiniame etape, o dabar gan užtikrintai, bent priekį varomi važiavimai vyko, vis greitėjau ir užtikrintai iškovojau pirmą vietą. Slalomas dabar, jis toks yra įdomus sportas, nes dažnai yra pati pradžia autosporto karjeros lenktynininko. Aišku, yra ir veteranų, kurie tik slalomą važiuoja ir daugiau nelabai ką. Tai man atrodo, slalomas galbūt turi tą problemą, kad vis daugiau mašinų, kurios, pavyzdžiui, neturi rankinio arba yra sunkesnės. Tai dabar aš manau, slalomas yra visai geroj būsenoj. Galbūt reikia neštis ir į miestus slalomą, kad daugiau žmonių galėtų pamatyti, kad šis egzistuoja toks dalykas. O ateitis, žiūrėsim, ar slalomas supanašės su street race'u, ar street race'as kažkaip evoliucionuos, o gal slalomas turės kažkokį savo unikalų dalyką. Šiemet ar neturim pasikeitimų, kad 3 tik tai įskaitiniai važiavimai, reiškia, gali padaryti klaidą vieną. Anksčiau būdavo, kad jeigu padarai bent vieną klaidą, tarkim, nevykdymą, viskas, tavo varžybos sugadintos. Ir dar vienas pasikeitimas, kad nebereikia tiek daug trasų mokytis. Tai yra tik viena trasa, kurią visą dieną važiuoja, kai anksčiau būdavo 2. Ir per pertrauką turėdavo išmokti antrą, kur dažnai klaidų irgi atsirasdavo. Tai dabar lengvesnis ir švelnesnis slalomas yra, mažiau streso galbūt, tai gal tai padės įstraukti naujam lenktynininkam.
Netikėtai trasoje sutikome ir teisėją Airidą, kurį dažniau įprasta matyti ralio varžybose. Paklaustas, ką jis čia veikia, atsakymą gavom paprastą. Slalomas traukia. Slalomas man ypatingas tuom, kad aš jame dirbu retai. Ir čia į metus pasitaiko 1-2 progas, kada aš atvažiuoju į slalomą. Tai iš tikrųjų labai smagus renginys. Iš tikrųjų daug matome talentingų, jaunų žmonių, perspektyvių. Savo įžvalgomis pasidalino ir LASK prezidentas, kuris pabrėžia, kad slalomas išlieka viena svarbiausių disciplinų viso Lietuvos autosporto kontekste. Tai pirmas žingsnis daugeliu jaunų sportininkų, o kartu ir platforma, kurioje gali augti nauji talentai. Tos slalomas, koks jis dabar yra, jis manau, kad labai yra reikalingas, nes iš tikrųjų tai yra labai saugus būdas pradėti automobilių sportą ir tikrai, kaip ir matom, tikrai tie jaunuoliai, kuriem irgi šiek tiek adaptuoti tie automobiliai, 12 metais irgi mačiau važiuoja, tai, ta prasme, tikrai jie gali pasibandyti save čia. Tai ir vėliau, kaip sakyt, jaunuoliui tie 4 metai, sakykime, 4 metų kažkoks laikotarpis jau yra tikrai labai reikšmingas ir jisai jau, kaip sakyt, tampa tokius pabrendusių jau paauglių ir tikrai gali jau važiuoti vėliau kitose kategorijose. Molėtuose pamatėme gerą sezono startą su konkurencija, emocijomis ir aiškia kryptimi, kur link juda ši disciplina. Jei sezonas tęsis tokiu tempu, laukia tikrai įdomus metai. Baltijos ralio kroso sezonas startavo Rygoje, Bikernėkų trasoje, kurį pirmąjį etapą susirinko net 87 sportininkai iš 7 skirtingų šalių. Sezono pradžia pažymėta ne tik gausiu dalyvių skaičiumi, bet ir itin aukštų konkurencijos lygių. O svarbiausia, net 3 pagrindinėse klasėse greičiausiai buvo lietuviai. Nepaisant neįprastai šalto ir vėjuoto oro, kuris trasą pavertė slidžia ir klastinga, kovos trasoje buvo itin atkaklios ir kupinos kontaktų. Vienoje stipriausių BMW RX 3000 klasėje prie starto stojo net 17 dalyvių, tarp jų ir pasaulinio lygio lenktynininkas Andrėjas Bakerud. Tiesa, norvegui varžybos nesusiklostė dėl techninių problemų, jis finišo nepasiekė. Tuo pasinaudojo lietuvis Lukas Sidabras, kuris užtikrintai laimėjo finalą ir po finišo neslėpė emocijų, pavadindamas dieną viena sėkmingiausių savo karjeroje. Antras liko Janis Olė, trečias Dailis Jansons. Dar taip gerai sezoną nesu pradėjęs, tai čia tokį Grand Slamą padariau šitose varžybose ir treniruoti, ir visas kvalifikacijas, ir finale taip pat laimėjau. Tai lygiai kaip kvalifikacijose startas pavyko gerai, išėjau pirmas, o jau po to žinojau, kad tą savo tempą turiu, tai tiesiog važiavau stabiliai. Ten oponentai gale tai palenktyniavo, tai tiesiog to gal tempo mano neturėjo tokio šiandien, tai šiandien tokia to pačiu ir sudėtinga diena, nes prieš kiekvieną startą labai daug streso turėjau, bet po starto visada viskas labai tvarkingai dėliojos, kažkaip per gerai netgi atrodo. Dar vieną pergalę Lietuvai iškovojo Kernius Šulinskas, triumfavęs gausioje Cross Car klasėje, kur varžėsi net 19 dalyvių. Po finišo jis atvirai džiaugėsi pagaliau susitaikė su Bikernėkų trasa. Antras čia liko Jokūbas Bagdanavičius, trečias Robertas Purmalis. Emocijų yra labai daug, labai miksuotų emocijų. Net nežinau, ką jausiu dabar minčių, tai šis nieko neturiu. Turiu vieną mintį, pagaliau įveikėm tą Rygą. Pagaliau po 3 metų įveikėm tą Rygą. Išėjau iš starto ir važiavau savo traktoriją. Nesigyniau nieko, bet taip veidrodėlius matydavo, kad artėja Jokūbas. Labai smagu su Jokūbu, pagaliau 2 lietuviai, pirmos 2 vietos. Aišku, didelis sveikinimai Jokūbui. Smagu, fantastika tiesiog. Labai džiaugiuosi, kai sieki tiek laiko, daug metų ir stengiasi labai. Ir pagaliau atėjo diena ir pavyko tai padaryti. Iš tikrųjų negalvojau, kad tai pavyks, bet vieną aplenkiau, tada žiūriu jau, kitas biškį išorį išvarė, vidų paėmiau, žiūriu jau reikia pasimti. Pasiėmiau, ir viskas, tiesiog, susitvarkiau su savim, nebijojau ir taip gausi. Super 2000 klasėje scenarijus buvo dar netikėtesnis. Favoritai iškrito pirmame posūkyje po incidento. Tuo puikiai pasinaudojo Mantas Sidabras, iškovojęs dar vieną lietuvišką pergalę. Antras finišavo Varis Žentinš, trečias Miks Gabrans. Pakeliau pirmą vietą. Tai, nežinau, kažkaip gavos iš antros eilės, iššokau antras, tada pirmas flikau po pirmų posūkių ir, pavyko išlaikyti tempą.
nežinau, šiaip labai džiaugiuosi, iš tikrųjų emocijų labai daug. Tikėjausi, kad startas pavyks kažkoks geras, bet kad taip gerai bus, tikrai nesitikėjau. Tai šiaip džiaugiamės visą komandą. Ir Lukas pirmas, aš pirmas, ir komandiniai įskaitai 3 pirmas vietas, wow. Sėkmingas lietuvių pasirodymas tęsiasi ir Super 1600 klasėje. Čia antrą vietą iškovojo Rytis Rutkauskas, nusileidęs tik FIA Europos čempionato dalyviui Nikolas Gelins. Antra vieta ir mašina praktiškai jau pradėjo net plaukėti, tiek padangos įkaitė buvo, bet nieko negailėjau, net gale ten minimaliai prisistabdau ir paprakaituoti daug reikėjo. Jaunimo klasėse išsiskyrė Patricija Neikšanė, Cross Car Junior klasėje, bei Marta Skusta, Cross Car Mini klasėje, kur tarp prizininkų pateko ir lietuvis Kasparas Kažemėkas. Labai gerai, niekur nekontaktavau, baigiau antras, tai dabar lipsiu ant pakilos ant antros vietos. Labai džiaugiuosi šiaip. Pirmasis etapas Rygoje aiškiai parodė, lietuviai šį sezoną bus tarp pagrindinių favoritų, o kova Baltijos ralio kroso čempionate žada būti itin atkakli. Jau po 2 savaičių sportininkai sugrįž į tą pačią trasą. Čia vyks FIA Europos ralio kroso čempionato etapas, kuriame pamatysime ir Roką Baciušką. Tiek šiam kartui Greičio linijoje. Jei sezono pradžia tokia, toliau bus tik dar įdomiau. Nepamirškite sekti, nes mes ir toliau būsime ten, kur vyksta greitis, kova ir tikros emocijos. Iki.